Labas draugai, ką prasideda Ukmergės mineralis, mes vėl dalyvaujam su Donatu. Šio kartą aš vairuoju, Donatas stenogramą skaito. Bandysiu skaityti. Laukia tikrai įdomus greičio ruožai, smagus, susukti, sudėtingi, vietomis labai greiti. Tai žiūrėsim, turim vėl pakeitimų Astrai, šiokių tokių, tai realiai važiuojam be testo, tai nežinom kaip dabar ta Astra elgsis. Reikia tikėtis, kad bus į gerąją pusę, o šiaip pernai važiavau šitą ralį, tai dabar jūsų gaus tokią progą pasibandyti. O šiaip tai vienas dopas, kuris buvo pernai sunkus ir labai sudėtingas, jo nėra. Ir šiemet yra vienas naujas, tai matysim kaip važiuos. Tas naujas labai įdomus. Gaila, šitų pirmųjų greičio ruožų neturėsim on boardų, nes nespėjo mūsų medija žmonės atvažiuoti. Nu ir realiai užmiršom. Ir užmiršom ir nespėjo, tai teko Astrai jau nuvaryti uždarą parką, tai GoPro nekaba. Nu, kaip nors. Jeigu ką papasakosim, įspūdžius perteiksim. Arba iš žmonių surinksim į medžiagą ir galėsim įkelti. Tai ką, tada, manau, dabar mes einam jau iki Opelio, tada galėsim sėsti ir važiuoti link starto arkos ir susitinkam regrupingi. Kągi, pusę dienos suvažiavom, savo tempų, kaip ir patenkinti, kaip ir ne. Turėjom keletą rimtesnių kliurkų, keletą lengvesnių tokių, šiek tiek sonogramas dar klaidų stringa kartais, bet šiaip visuma visai gerai mašina. Sveika, šiek tiek su kaitimu ten problemų turim, bet kaip ir bėdų nerandam, tai tęsim varžybas, o žiūrėsim jau grįžę. O daugiau kaip ir viskas gerai, rezultatų patenkinti, svarbiausia mašina sveika, mašina jau uždaram parke ir neužilgo startuosim antrą dienos dalį. Tai susitinkam finiše.
Dabar kaip tik girdžiu. Ne varkit. Pasimk knygą, pasakyk nuo to. Knygą pasimk. Ir bėk ten. Būk mašina. Virvę turit? Mes tai ne. Bent jau atgal jį nustumbinti, o reikia visą. Žiūrėš. Sukčiavai. Kirts, grįžk. Grįžk. Viena pusė trauk. Čia. Kairė vairas susukų šoną. Tiesiai neištrauksit niekai. Mašina. Давай, сетку, вачок dabar. Gurman, atgal nafi durtis. Blet, aš nežinau kaip tu. Gerai, čia nais, nereikia stumti. Tik nevažiuok iš karto eilį man tada paaiškosi. Tai kažkur čia yra pasitrauk šoną tiesiog. Steiko viskas šeikia. Duok peilį, nutiaus čia. Man reikia pasitrauk iš kur šoną. Į priekį ir atgal kitų. Gerai, va, čia. Ką, bet šiandien jau raliai likau tik žiūrėt. Va, medija visi. Ten už manęs Astrytė. Deja, bet Astrytė nusprendė, kad jai reikia čeką uždegti ir nebetraukti karts nuo karto. Tai praktiškai nebeįmanoma važiuoti buvo, nes pastovi čekas susidega, dingsta trauka ir tada į didesnę greičio pradeda galą labai svaidyti. Apturėjom griovį ant bordė, yra nufilmuota, tai keliasim. Tai dabar pasižiūrim ralį, grįžtam į Ukmergę, krauname savo peliuką ir lekiam į Kauną. Laukia ieškojimas, kokios bėdos. Tai įdomu, ką rasim, kas negerai. Sakiau, civikas. Spėsiu iš kameros, va šitas šeria, nes reikia irgi.
Opa. Vėl tiesiai. Duok gražinsiu jiem. Nelabai man atrodo. Gervės leisti. Taip pat pas... Na ką jau, mašiną, matot, užsikrovėm. Šiandien jau važiuosim namo. Gaila, bet ralį nefinišavom, bet bėdą jau išsisprendėm. Buvo susitrumpinę holo laidai. Palūžo 2 laideliai ir jie vien su kitu liesdavosi, dėl to per duobes važiuojant dingdavo trauka, užsidegdavo čekas arba užgisinėdavo mašiną. Tai tą bėdą išsisprendėm. Neaišku, gaila, kad nepavyko visų greičio suvažiuoti, bet tobulėsim ir manau, toliau greitėsim. Tai jeigu patiko šis video, nepamirštum paspausti like bei subscribe ir susitiksim jau sekančiuose mūsų video.